Sveiki, mėlyje Žalgiris TV žiūrovai, su jumis po pertraukėlės sugrįžtanti Eurolygos laida Dėmesys Eurolygai kartu su treneriu Evaldu Beržininkaičiu. Sveiki, Evaldai. Sveiki. Na, smagu jūs matyti po pertraukėlės sugrįžus į mūsų studiją ir varžovas antrajame top 16 ture Bambergo Brose Baskets. Komanda, kuri pateko į antrąjį Eurolygos etapą ir iškovojusi tokias skambes pergalės prieš Unikachą, prieš Maccabi. Ar jūs stebino šios komandos žaidimas pirmajame etape? Negalima sakyti, kad labai stebina, nes komanda tikrai surinkta iš pakankamai gerų žaidėjų. 5 tik tai vokiečiai, po toliau visi kiti iš skirtingų šalių atvykę, tai taip, kad nėra jie blogi žaidėjai, plus treneris, kuris tikrai neblogai valdo tą komandą ir tas jų toks neblogas žaidimas yra dėsningas. Na, labai būtų sunku išskirti vieną šios komandos lyderį. Treneriui mes kalbėjome prieš šį interviu, teigėte, kad ne vienas žaidėjas pelno daugiau negu po 10 taškų. Ką galima pasakyti apie tuos pavojingiausius galbūt žaidėjus, galbūt kelis būtų galima išskirti jų? Na, žaidėjai visų pirma, aišku, Vanamakeris, jų pirmas numeris amerikietis, kuris vėlgi, kaip jau mes turėjome rungtynių, kur amerikiečiai griežintys pirmais smuikais, tie žaidėjai kaip Delaney, tarkime, Lokomotyve. Tai mums visada tokie žaidėjai sukelia problemų, nes jie yra geri pick and roll žaidėjai, geri vienas prieš vieną žaidėjai ir juos kažkodėl iki šiol mes stabdydami turėjome problemų. Tai vat, bus viena iš užduočių, kad būtent kontroliuoti Vanamakerį. Toliau, aišku, jų antras pagal rezultatyvumą yra gerai žinomas Strelnikas, kuris mūsų kaimynas. Vėlgi, tai yra stiprus metikas ir gali bet kuriuo momentu išėjęs pridaryti problemų. Nu ir toliau vokietis Taisas, kuris yra atletiškas žaidėjas ir pelno irgi 10 taškų, toks labai gerai iš pick and rollų, rolina žemį, kerta po krepšį, turi velniškai gerą šuolį, dėl kamuolių kovoja, aišku. Nu, kas daugiau, Radoševičius, tarkime, irgi puikiai pažįstamas be abejo ir irgi yra gero lygio žaidėjas. Sakau, ten yra ne vienas, ne du geri žaidėjai, kurie gali tikrai bet kuriuo momentu prikelti problemų. Na, treneri, dar teoriškai kalbant, kaip žaidžia ši komanda, kokios jos yra smogimusios pusės, ko reikėtų labiausiai pasisaugoti? Aišku, žaidėjai, kurie gali pelnyti taškus, tačiau kaip yra statomas žaidimas? Žaidimas šiaip yra tikrai gerai kontroliuojamas, sakau, treneris įvedęs gerai sistemą puolimo ir visi žino, nėra taip, kad bėk mes, tai sakau, žaidimas kiekvienas žaidėjas žino, ką turi atlikti ir puikiai yra išnaudojami tiek jų metikai, tiek, sakykime, žaidėjai, kurie žaidžia galbūt labiau arčiau krepšio. Tai disciplinos užtenka šioje komandoje žaidimo atžvilgiu organizuojant jį? Sakyčiau, kad taip. Na, treneri, ką esate paruošęs, kokį varžovų derinį, ką atkreipsime dėmesį? Varžovai labai daug žaidžia derinį pick and rollą ir su tą vadinamą dar nugarinę užtvarą. Tai būtent vieną iš tų derinių aš ir paruošiau parodyti. Taip, tai pavadinimas derinio tai 2 žemai, atsivaro kamuolį pirmas numeris ir matome 4 ir 5, 4 su 5 stato dvigubą užtvarą, dažniausiai 3, kuris atsilaisvina ir šone priima kamuolį. Toliau iš karto seka, matom, antras stoja po krepšiu ir laukia iš 5 užtvaros. Jisai gavęs užtvarą bėga į viršų, aišku, kaip toks, tarkime, geras metikas Strelnikas gali išėjęs, jeigu gynėjas užklius už tos užtvaros, gali iš karto išsimesti tolimą metimą, jeigu ne, toliau žaidžiamas pick and rollas. Ir kas svarbiausia iš šito derinio vėlgi, kad ateina ta nugarinė užtvara, kaip minėjau, dideliam žmogui, kas padeda truputį atsilaisvinti tiek rolinančiam žaidėjui, tiek gynėjui. Tai taip, kad jų labai mėgstama šita būtent dalis pick and roll su back screenu ir toliau vėlgi tas pats per dvigubą išbėga. Vėl tas vadinamas pin down užtvara, kur išbėga į viršų, šiuo atveju Strelnikas ir kaip ir minėjau, nuo gerų metikų svarbu per tą užtvarą neatsilikti, nes jisai gali iš karto pagavau metu ir 3 taškai. Šiuo atveju gynėjas gerai išbėgo. Toliau vėl derinio tęsinys pick and rollas ir vėlgi ta nugarinė užtvara, kuri šiuo atveju kaip tik ir padeda atsilaisvinti Strelninkui ir laisvas praėjimas krepšio link. Taip, šį kartą tik nepavyko patekti pirmoji. Taip. Na, treneriai ir pabaigai. Kaip reikėtų žaisti Žalgiriui prieš tokią komandą? Na, kalbėjome apie tai, kad reiktų stabdyti tą greitaeigį vikrųjį žaidėją Vanamakerį. Taip. Jūsų nuomonė? Visų pirma, mes, kaip minėjau, dažnai analizuojame varžovą ir žiūrime, ieškom jų silpnų pusių, bet labai svarbu, kaip mes patys pradėjom rungtynės, kaip išeinam nusiteikę. Kaip sakiau, mes aišku žinom jų stiprias silpnas pusės, tai
Ir tas stipresias turim padaryti silpnosiomis, bet visų pirma, sakau, labai daug lemia, su kokiu nusteikimu, su kokiu, kaip sakant, kiek mes kovojam nuo pat pirmų minučių. Ir čia išvykoje bus tas ypatingai svarbu, kadangi jie per savoje atmosferoje tikrai ten visas rungtynės irgi pakankamai gerai palaikomi yra ir tas bus svarbiausia, sakau, mums gerai startuoti, o po to jau žiūrėsime. Gera pradžia, pusė darbo. Teisingai. Tai ką, treneri, sėkmės. Ačiū. Ačiū Jums.